Sveiki, sveiki, su jumis mūsų videoblogas Kablai. Labai gaila, kad šiandien nėra Roberto su mumis, jį turėjo išvykti į Rygą, bet būtinai pažadėjo nusifilmuoti ir atsiųsti įrodymą, kad jis tikrai ten važiuoja. Taigi šiandien mes svečiuosimės pas nuostabią moterį vardu Rūta. Ji yra pensinio amžiaus ir sukūrusi, surinkusi yra nuostabią liulių kolekciją, kurią labai nekantrauju pamatyti ir jums taip pat parodyti. Taigi keliaujam. Kai man buvo 16, klasės draugė padovanojo lėlę ir aš pasakiau, kai išeisiu į pensiją, tada tikrai pradėsiu kolekcionuoti lėles. Tai va, ir pradėjau taip po truputį vieną kitą lėlytę. Tai klausykit, o jeigu yra, pavyzdžiui, kas norėtų atiduoti ar padovanoti kokią lėlę, su malonumu priimu visas dovanos. Mes žiūrovai turit kokių lėlyčių ir norėtumėt padovanoti, tai mes labai mielai prašom. Yra moteris, kurie su malonumu priimu. 2003 buvo mano visi giminaičiai suvažiavę. Ir tada aš sugalvojau, kad reikia pradėti registruoti, kas matė lėles. Nes pas mane yra buvusių ir iš Amerikos, ir iš Maskvos, ir iš Baltarusijos, iš Ukrainos, Norvegijos, Švedijos. Tai iš kitų Lietuvos miestų nemažai. Visos mano lėlės norėčiau, kad turėtų vardus. Vardų dabar yra šiai dienai 798. Paskaitom. Man nesvarbu, koks daiktas, kokioj formoj. Gali būti rėmelis, gali būti pagalvė. Tikit, kad tas lėlės gyvos, negyvos, kaip čia dabar yra? Aš kai gaunu dovanų, tai aš jaukinuosi lėlę, aš noriu su ją susigyventi. Kaip jūs tai darote? Laikau arčiau, Savęs? kad matyčiau ją ir aš matau ne lėlę, o akis to žmogaus, kuris man dovanoja. Pati mažiausia yra šita, nes vaikai klausia, tai ta yra 4 milimetrai. Turbūt storiausia yra. Nu ir ką tada, ačiū labai, kad mus priėmėt. Norėčiau pavaišinti vaikus, visus vaišinu. Aš sakau, ne aš vaišinu, o lėlytės vaišina. Ačiū labai, kad įsileidot, kad parodėt, kad supažindinot. Geros dienos tada keliausim. Ačiū ir jums.